Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Esame Tado Sidekerskio tėveliai, žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Pritarėt? Pritariu. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi. Šiandieną savo laidą pradedame apie didįjį Lietuvos krepšinį, nes mūsų nacionalinė komanda antrasis rungtynes dėl patekimo į 25 metų Europos čempionatą uostamiestyje šį kartą žaidė su Šiaurės Makedonija. Džiaugiamės, kad Rimo Kurtinaičio vyrai pasistengė ir jau mes užsitikrinome vietą būsimajame Europos čempionate. Šiaurės Makedonijos strategas ir po antrųjų pralaimėtų rungtynių toliau įsitikinęs tvirtina, kad jo komanda turi daugiau talento. Nežinau, ką jis galvoja, bet nežinau, jis yra treneris, jis gal kažką daugiau mato. Kai varžovai taip kalba, tai reikia kažkiek asmeniškai priimti, tai priėmė. Tik fiziškumas ir energija atnešė lietuviams pergalę. Strategas yra strategas, o štai lietuviai žaidėjai nelabai supranta, ką žodis talentas Makedonų vyrtrenerio Aleksandro Janičevskio galvoje reiškia. Ir po pralaimėjimo Klaipėdoje 94-72 talentingas pralaimėjimas. Antras kėlinukas dar pusė bėdos, o pirms kėlinukas tai tragedija. 30 taškų praleis Lietuvos rinktinė biškį per daug. Žaidėjai gal pervertina savo jėgas ir biškį atsipalaidavo. Jėga atsipalaidavo, dėl to į daugį pralėt. Toks jausmas, kad dirb daug, bet kad rezultatas yra toks, tai reiškia nepadirba iki galo. Rungtynės prasideda ketvirtą kėlinį 5 minutės, kada leik tada prasideda iš tikrųjų rungtynės. Ir aš tikaus, kad Lietuva laimės. Buvo 3 kėlinius vargome, bet su savo energija, su savo didelė rotacija, jos nulaužėme ketvirtam kėlinyje ir rezultatas + 20. Taip mes ir skaičiavom, kad juos palaušim per 40 minučių, bet šį kartą nepavyko. Pirmam kėlinį, kai pavyko Makedonijai, bet viskas ėjo dėsningai ir labai sėkmingai pasijungė rungtynės Ąžuolas. Manau, kad tai buvo tas pagrindinis persilaužimo kalvis. Kiekvienas žaidėjas, tiek treneris prisidėjo tą žingsnelį, kad patekom į Europos čempionatą. Vis tiek, manau, kažką reiškia, tai jo labai geras nuotaika. Jie irgi padarė kažkokias korekcijas savo puolime, matė mūsų agresiją pirmose varžybose, kažkokias kelias korekcijas atvažiavo Dimitrievičius, kuris irgi yra aukšto meistriškumo tokiam klube kaip Milane žaidžiantis. Tai davė jisai savo toną. Nuostabiai žaidė jų lyderis Dimitrievičius, tokius patakė metimus, kur nelabai net ir uždengsi. Ne, tai nebūtinai prieš mane, prieš visus jis dominavo. Tai tas sunkius metimus susimetė, plus dar mes klaidų padarėm. Griūdamas per rankas nuo lentos, geras žaidėjas, kaip sakiau, dar pataikė man jo dienos. Tas Dimitrievičiaus iškritimas jam, mes jos, kaip sakyt, primušėm iki galo, nes buvo +8 ir iškrito. Vis tiek kažkurio momentu turėjo sulūžti, tai, sakykime, gynyboje dirbom ir rado momentą, kada pabėgom, jie pavargo ir viskas. Mes nenorėjom jo dvigubinti. Mes turime eilę rungtynių, kada jį dvigubina, jisai geras žaidėjas vien dėl to, kad jisai gali mesti tritaškį. Ką šiandien įrodė, jis gali prasiveržti, ką šiandien įrodė, jis labai geras pasuotas. Mes kovojome 40 minučių ir aš didžiuojasi savo komandą, nors įmečiau 43 taškus, rungtynes pralaimėjome. Mes turim rezultatą jo gerą, o komandos nekokį. Mums to užteko pergalę. Pradėsime nuo geros nuotaikos, nuo gerų pasikeitimų, nuo gero rinktinės atgimimo, kuriuo aš tikrai tikiu. Matau labai gerus pokyčius, tikiu visą viziją, kurią turi komandos treneriai ir vadovai ir tikrai tikiu, kad sugrįžimas bus ir bus iš karto šiame Europos čempionate. Eurolygos rungtynės Kauno Žalgirio arenoje vėl sutraukė 15 000 žiūrovo minią. Kauniečiai žaidė su Tado Sidekerskio komanda Baskonija, kuriai nelabai sekasi, o Žalgiris po pergalės prieš
Panathinaikos buvo pasiryžęs įrodyti, kad jis yra galintis, norintis ir privalantis laimėti. Deja, kartais būna ir kitaip. Žalgirio vyriausiojo trenerio Andrėja Trincheri komentarai po rungtynių buvo aštrūs. Nusidėjome, šios rungtynės yra nusikaltimas, pasidavėme, pralaimėjome rungtynės, kurias visiškai kontroliavome. Volkeris apgalėstavo, tiesiog turime kovoti. Rungtynės yra apie atkarpas, tai yra būdas sugrįžti į mačą. Kartais gali pats gauti smūgį, bet turi kovoti toliau. Pirmavome 16 taškų. Kaip sunkiai susikrovėm tą persvarą, taip lengvai ją išvaistėm ir labai banguotos rungtynės. Reikėjo žaisti protingai ir teisingai uždaryti susitikimą. Kaip komanda visiškai sugriuvome, taip negalima. Pralaimėjimą baskams komentavo Mičelas. Atsipalaidavome, įskaitant mane, ypač mane. Prisiėmu visą atsakomybę. Francisko kalbėjo, mes nustojame žaisti ir varžovai pradėjo grįžti į rungtynes. Žalgiris viską keitė, mes viską keitėm. Vienas prieš vieną situacijose šiandien buvom stipresni. Trečio kėlinio pabaigoje rungtynių svarstyklės pakrypo į jų pusę. Pirmosiomis ketvirto kėlinio minutėmis Baskonė pradėjo keistis ginamaisiais, o mes nejudinome kamuolio ir nesukūrėme lengvų metimų. Sustojom žaisti puolime, kažkaip turbūt pradėjom žaisti gal vienas prieš vieną labiau, praščiau dalinomės kamuolį. Paleidome rungtynes, atsipalaidavome prieš finalinę sireną ir sumokėjome už tai. Baskonijos vyriausiasis treneris Pablo Laso džiaugiasi auklėtinių pergalę. Paskutinės minutės sužaidėme protingai ir pasiekėme pergalę, kuri Eurolygoje yra itin svarbi. Turime rasti būdą, kaip išlikti agresyviems abiejose aikštelės pusėse ir neleisti atkarpoms mūsų parklupdyti. Tas gaila, kad paleidom rungtynės, bet negalim taip visiškai atiduoti ir to taškų skirtumo, nežinau. Galim pralošti kovodami, visko būna, bet minus 13, manau, buvo per daug šiam rungtynėm. Ir atrodo vėl grįšiu namo ir ypač iš Kauno vėl su pralaimėjimu labai džiaugiuosi. Pirmą pergalę per mano 7 metų Eurolygos karjerą. 16 taškų Žalgiris pirmauja, iniciatyvą turi ir staiga leidžiamės kaip sniego gniūžti nuo kalno ir minus 13. Jūsų akimi žiūrint. Psichologija. Manau, psichologija. Žalgiriečiai gal jau buvo susitaikę su pergale, o Baskonė nebuvo susitaikius su pralaimėjimu. Emocijų belia kiek daug, smagu, džiaugsmo, geros nuotaikos ir, nežinau, negaliu, tiesiog euforijai. Laimėjo komanda, kuri labiau norėjo nugalėti. Taip, bet komandų vadovauja treneriai. O, žinokit, treneris yra ne visada tas, kuris gali pakreipti įvykius tą linkmę, kurią jie nori. Bet kam jis reikalingas, jeigu jis nesugeba pakreipti? O, žinokit, žaidėjų psichologija kartais nugali vieno trenerio psichologiją ir manau, kad Baskonė šiandien nusipelnė pergalės, nes kovojo iki galo. Aišku, ir už Žalgirį smagu vis tiek, ir už sūnų negali nesirgti. Deividas ir Vydė, visi krepšinio aistruoliai, žiūrėdami televizorių savo, mato bėgiojantį aikštelėje, na ir kartais po rungtynių duodantį interviu. Šį kartą norime jums parodyti 2021 metų išskirtinį Deivido Sirvydžio interviu duotą mūsų laidai Kėdainiuose, kai jis grįžo iš už Atlanto ir niekam nebuvo įdomus. Tik tai mes vieni kalbėjome su juo. Taigi, Deividai, kaip atrodo NBA LKL rungtynės, kurią žiūrėjai pirmą kartą Žalgiris Nevėžis? Iš tikrųjų, tai labai geros varžybos buvo. Tikrai geros varžybos buvo ir buvo įdomu pamatyti. Manau, Nevėžis tikrai neblogai šiandien žaidė. Aišku, prieš Žalgirį žaidė, tai tikrai rimtas varžovas, bet manau,
Tiesiog buvau pasiilgęs jau to lietuviško krepšinio, pažiūrėti, kaip viskas vyksta, tai tikrai buvo smagu. Amerikoje visi žino, kur yra Lietuva vien dėl krepšinio, tai Lietuvos krepšinis, manau, turi savo specifinį tokį, galėčiau pasakyti, galbūt komandiškumo užsispyrimą ir tikrai visi Lietuvą prisimena kaip labai kovingą komandą ir tikrai kovingą ir šlovingą komandą. Ko labiausiai Amerikų pasilgai? Lietuviško maisto. Jo, visą laiką svajodavau, kad grįšiu į Lietuvą ir iš karto šaltibarščiai ir visa kita. Cepelinų taip pat gal mama pagamino? Jo, dar nepagamino, bet yra planuose, tai jo, laukiu. Lietuva krepšinio šalis ir aš, nežinau, paraginčiau niekada neprarasti tikėjimo, jeigu būna ir blogesnių dienų, bet aš manau, kad tikrai Lietuvos krepšinis eina į gerą pusę, į aukštumas ir tiesiog linkiu sėkmės ir visiems augantiems krepšininkams ir dabartiniams krepšininkams ir turėtų būti viskas puiku. Visi džiaugiamės, kaip ir Žalgiris, kad turi Deividą Sirvydį. O ar jis patenkintas savo rolę mūsų Eurolygos komandoje? Prisiminus pirmas rungtynes prieš Barceloną Eurolygos, ta buvo mano pirma tokia patirtis, tas pakrikštimas, tai šiek tiek per koją šiurpuliukai nuėjo tikrai, tai sakau, labai džiaugiuosi. Tikėjau, žinojau, kad čia būna smagu, būna karšta, tai tikrai ačiū jiem ir sakau, sunku net atsidėkoti už tokį palaikymą, už tokią atmosferą. Po kavos pertraukėlės vėl sugrįžkite į krepšinio pasaulį. Kai ką pamatysite. Pirmiausia, Rimantą Endrijaitį, kuris šventė savo 80-metį. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Aš Rimantas Endrijaitis. Sveiki gyvi, žiūrėkite laidą su Vidu Mačiuliu krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Marius Grigonis su Panathinaikos komanda nerungtyniavo savo gimtajame mieste, tačiau jis buvo šalia ir jaudinosi, kaip atrodo, dėl Žalgirio ar dėl Panathinaikos komandos. Vienas be uniformos ir neristele. Į gimtojo miesto Žalgirio areną atėjo Eurolygos ir Graikijos krepšinio čempionas Marius Grigonis. Ir ne su Panathinaikos komanda jis atskrido Lietuvon. Atėnai, Miunchenas, Kaunas. Toks buvo išskirtinis jo oro linijų trikampis. Vokietijoje, kur praėjusiais metais medikai sugrąžino Marių Grigoniui stiprų ir sveiką kūną, dabar jis vėl asmeniškai kreipėsi į Miuncheno profesorius. Jie išskirtiniais vaistais, be skalpelio, nori padėti, nes Atėnų ir Kauno specialistai patarė stuburą operuoti. Žodžiu ir raštu Žalgirio fanai maldauja Grigonį grįžti į namus, nors žino, kad tai nerealus reikalavimas. Kai Marius pabėgo iš Maskvos, pats pasisiūlė vėl žaisti už Žalgirį, tačiau klubas jo nenorėjo, dviprasmiškai krepšinio visuomeniai teisinantis, kad nesutarė dėl kainos. Tokiu kauniečių klubo sprendimu apsidžiaugė Atėnų Panathinaikos. Po pirmojo košmariškojo sezono visi Atėnų žaidėjai buvo atleisti, išskyrus graiką Panagijotį Kalaizakį ir lietuvį Marių Grigonį, kuris vadovaujant Erginui Atamanui tapo ryškiu, taikliu gynėju, ilgiausiai laiko aikštelėje praleidžiančių žaidėjų. Po sezono puikus pasiūlymas dar 3 metams, kas reta būna su legionieriais. Panathinaikos savininkas pasirašė su lietuviu naują sutartį. Po antrųjų sunkių čempioniškų metų Graikijoje Mariui Grigoniui sunku buvo su Lietuvos rinktine pasaulio čempionate ir 3 sezonas Atėnuose prasidėjo nuo atsinaujinusių nugaros skausmų. Dėl jo sveikatos jaudinasi Mariaus artimieji, mama Evelina ir senelė Danutė Grigonienės, brolis Mantas su sūnumi. Trumpai Žalgirio arenos koridoriuje visi susitiko, pasimatė ir atsisveikino.
sveikino Marius kartu su žmona Salomėja, vaikučiais Elenyte ir Emilijumi jau su Panathinaikos komanda tą naktį skrido į Atėnus. Kada jis vėl sugrįš į Kauną ar žais už Lietuvą Europos čempionate vasarą, šiandien niekas nežino. Sveikatos legionieriau Mariau Grigoni. Programą tęsime iš Kauno. Pustuštė Kalnapilio arena nebus pilnesnė, jeigu Lietkabelis ir bus raišas lenktynėse dėl Europos taurės ir LKL. Tai ne Žalgiris, kuriuo net ir šlubuojančiu 100% užpildyta arena džiaugiasi. Buvusio Panevėžio žaidėjo, dabar žalgiriečių Deivido Sirvydžio metais prie Nevėžio Lietkabelis buvo kur kas stipresnis. Vyriausiasis komandos treneris tas pats, tačiau keičiant žaidėjus kaip kojines, krepšininkai tampa Krylovo pasakėčios herojais. Ir ne tik dėl to. Panevėžiečio penketukas prieš Valencijos irklininkus turėjo net 15 taškų pranašumą, kurį ne tik paleido pavėjui, bet per pratęsimą greitai užduso. Pritrūko jėgų ar meistriškumo. Tikriausiai tai buvo ir abiejų komandų strategų serbo ir kroato vidinė psichologinė ir principinė dvikova. Pagal krepšinio pasaulio stebėseną geresnis yra tas treneris, kuris po ilgosios pertraukos suranda taktiką, kuri yra neįkandama varžovų dirigentui ir jo 5 smuikininkams, kas tą vakarą 2 kart paaiškėjo Lietuvoje. Lietkabelis prieš paskutinę pagrindinio laiko ataką įmetė ir pirmavo 86-84, bet vėl akimirksniu tą patį padarė Omar Areir. Panevėžiečiai dar galėjo, bet neišplėšė pergalės. Lygų 86-86. Po 5 minučių beprasmio bėgiojimo 93-100. Lietkabelis nuskendo Nevėžyje, kuriame puikiai savo gondolomis viešnagę baigė Venecijos krepšininkai. Po tokių vaizdų naujam Lietkabelio direktoriui Jonui Mačiuliui gali prasidėti dideli galvos skausmai. Vilniaus Vilkams nepatiko Juodkalnyje ir pustuštė Podgorico salė, nes jie buvo bedančiai ir iš toli metė vos 14% taiklumu. Jie galvas palikę Lietuvoje ir iš baimės lyg ėriukai, drebindami kinkas po 20 minučių strakaliojimo į savo krepšį įsileido ne tik 57 taškus, bet ir 20 atsiliko. Ir gėda, ir bėda. Po pertraukos, nors Vilniuje buvo įžiebta kalėdinė eglutė, Podgoricoje sostinės vyrai atsidūrė pakasinuose 77-104, -27. Gerai dar, kad ne šalčio, nes jo legionieriai būtų neatlaikę. Gedulas. Europoje visos 3 Lietuvos komandos, vadovaujamos užsieniečių trenerių, gėdingai pralaimėjo. Jeigu strategai būtų lietuviai, klubų savininkai ne tik burnotų. Čia juk išgirtieji legionieriai treneriai. Todėl prieš serbą ir 2 italus turime skrybėles nusiimti. Ar tikrai turime būti nuolankus ir gailestingi? Rimantas Andrijaitis, žinomas žaidėjas, treneris ir buvęs Pasvalio komandos prezidentas, šią vasarą atšventė savo gyvenimo 80-metį. Nuoširdžiai sveikiname, mes buvusi Šilutiškį, dabar Vilnietį, nusipelniusi ir žaidėją ir trenerį Rimantą Andrijaitį su 80-uoju gimtadieniu. Ir štai taurė, daug jų buvo. Noriu ir paklausti, koks tai apdovanojimas? Čia paskutinis apdovanojimas Trakuose vyko finalinis veteranų rungtynės. Čia man prizas kaip geriausia Vilniečiui žaidžiančiam už Vilniaus komandą veteranų tarpe. Kiek metų jūs buvot su krepšinio kamuoliu kaip žaidėjas? Nuo 14 metų iki kokių 75. O profesionalus žaidėjas iki 30? Iki 30. 12 metų kaip atbėgiojau kaip reikiant už Vilnių. Ir po to prasidėjo prasmingas trenerių darbas. Taip, tai yra įdomus, legendinis trenerio darbas. Nuo Vilniaus statybos iki Plungės? Iki Plungės ir iki Joniškio. Su Joniškiu laimėjom 2 lygą ir Joniškas mane irgi prisimena. Smagu prisiminti
tą ilgą krepšininkų kelią? Aišku, įdomu. Prisimenu visus krepšininkus. Labai turiu gerą atmintį ir kaip jie žaidė, ką jie darė ir jų geras tokias savybės. Kaip jūs puikiai atrodote, atmintis taip pat nuostabi, vadinasi, 100 metų tikrai švęsite. Nebeliks draugų, nebus su ko švęsti, čia problemas, nereikia tiek ilgai gyventi. Sako, draugų nėra, nėra su ko alaus išgerti. Taigi dar kartą su gimtadieniu, būkit sveikas, būkit drūtas, būkit laimingas. Ačiū, dėkoju Jums už tą, kad Jūs skiriat laiko ir mane pakvietėt. Vis tik aš toks žmogus nelabai pats kur nors vaikštau ar lendu. Ir dabar džiaugiuosi, kad Jūs pakvietėt ir vis tik įkalbėjot mane atlikti šitą laidą. Jau kelios savaitės, kai mūsų Šarūno Jasikevičiaus nėra gimtajame mieste. Jisai buvo, nugalėjo Žalgirį, o mes jam žinome tas akimirkas, koksgi tas Šaras dabar yra. Šiandienę programą krepšinio pasaulyje baigėme, kad vėl susitiktume lygiai po savaitės, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje Lietuvos ryto televizijoje. Iki pasimatymo. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.